tik iš Kavarsko koldūnų ir ruošiuosi pasakyti jums visą tiesą apie taip išgirtus koldūnus ir cepelinus. O tiesa yra labai paprasta. Kavarske tiek koldūnų, tiek cepelinai yra tiesiog puikus, kaip ir pats privažiavimas vykstant iš arba į Anykščius. Beje, įdomu tai, kad meniu jie praktiškai ir turi šios 3 patiekalus. Na, dar poros ribų. Dar turi jie krūvą apdovanojimų ir skelbimą, kad jau 32 metai, kaip jie verda koldūnus, cepelinus ir sriubas. Kalbant apie kainas, cepelinų porcija kainuoja 8 eurai, koldūnų su mėsa mažesnė porcija 7 eurai, o virtiniai su varške 6 eurai už mažesnę porciją. Dėl savo kiek tamsesnio tarkio cepelinai praeina pirminę apžiūrą, kaip ir mėsos kiekis juose. Bendrai kalbant apie cepelinus, tai tiek tarkis, tiek mėsa atitiko mūsų lūkesčius ir skonio receptorius. Tad vėl atgaunam tikėjimą cepelinais. Tuomet apžiūrim žymiuosius Kavarsko koldūnus. Kompaktiško dydžio, plonos tešlos. O čia matot virtinių su varške. Ir nieko nelaukiant noriu pasakyti, kad būtent šie virtiniai mane sužavėjo labiausiai. Beje, mums dar labai patiko spirgai prie koldūnų ir cepelinų. Aplamai kalbant, jų maistas į riebesnę pusę, bet gal todėl toks ir skanus. O šie virtiniai su varške iš viso bomba. Plona tešla, daug varškės viduje, kuri prie visko dar ir lengvai salstelėjusi. Vaikystė primena. Šitie su varške nerealūs. Pridėkim riebesnį grietinės ir sviesto padažą ir gaunasi nerealus skonis. Vėliau šeimininkas mums pasako, na turbūt šeimininkas, nes neprisistatė. Gamina jie čia naminį, kiek riebesnį, bet sotų ir labai skanų maistą. O vos 3 patiekalai užtikrina kokybę. Ir taip 32 metus. Plojam, užskaitom ir būtinai grįšim čia dar kartą. Skanaus!